Blogas. Labai ačiū, kad sutikai padėti kibirkštėlę. Susilažinau su didžiojo Makintošu, kad sunešiu visus obuolius į klėtį iki pietų. Jei laimėsiu į žygios gatvę vien su močiutės timpom, nėra už ką obelužė. Džiaugiuosi, kad baigėm iki pietų. Nuo šio sunkaus darbo išalkau. Puikiai tave suprantu. Kur jau nespaikai, drybsojo man ant nugaros visą rytą, kol mes dirbom. Taigi jūs taip ilgai krapštėtės, kad nespėjau užkasti. Būtų ne pro šalį užkasti, nei kirmėlė. Štai, Spaikai atrodo skaniai. Spaikai, ką? Laiškas nuo princesės Celestės. Dėmesio, jos didenybė Eksvestrijos princesė Celestė su džiaugsmu praneša, kad didysis jojukų festivalis vyks nuostabioje Kanterloto sostinėje 21 dieną, kviečiama dalyvauti kibirkštėlė su vienu svečiu. Didysis jojukų festivalis. My little pony, I used to wonder what friendship could be, until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun, a beautiful heart, faithful and strong, sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all complete. You have mine. Do you know you're all my very best friend? Mano mažasis ponis. Didysis jojukų festivalis. The Grand Galloping Gala! Pažvelkit, 2 bilietai. Man neteko būti toj šventė, o tau, Spaikai? Ne, ir nesiruošiu ten, nenoriu tų mergaitiškų nesąmonių. Liaukis, Spaikai, juk pašokti smagu. Smagu? Ne ta žodis, mielai nueičiau, jei ten stovėtų mūsų kioskelis, poniai kramtytų mūsų skanumynus visą parą. Tik pagalvok, kiek galėčiau naudingai parduoti saldaus obuolio fermai. Gavę pinigų galėtume tiek visko nuveikti, pakeistume seną stogą, didysis Makintošas nusipirktų naują plūgą, o močiutė Smith galėtų pasikeisti seną klubą. Atiduočiau užpakalinės kojas, kad tik papulčiau tą šventę. Tuomet gal norėtum... Kalbam apie didžiąją jojukų šventę? Vaivorykšte, sakei, kad negali padėti man nurinkti obuolių. Kažin ką veikėjai. Šnipinėjai? Ne, snaudžiau. Nugirdau, kad turi atliekamą bilietą? Taip, bet... Valio, nuostabu. Kasmet ten pasirodo stebuklingiai žaibai. Jau įsivaizduoju, visi žiūrėtų į dangų, prikaustytų žvilgsnius prie stebuklingųjų žaibų. Ir tada pasirodytų Vaivorištė. Atkreipčiau jų dėmesį savo super ristais žingsniais. Tada pakerėčiau jos nuostabių kumelaitės spindesių. Ir pabaigai piratų blikstė. Poniai liktų be žado. Stebuklingiai žaibai prašytų leisti įtraukti mano triukus į jų programą ir pakviestų mane į komandą. Negi nesupranti, kibirkštėlė, man tai gali būti vienintelė galimybė pasirodyti. Privalai mane pasiimti. Luktelkit, aš paprašiau bilieto pirma. Ir kas? Dar nereiškia, kad jis tavo. Ar ne? Kviečiu tave lenkti kanopų. Nugalėtoja gaus bilietą. Mergaitės, bilietai mano. Aš nuspręsiu, kam juos atiduoti. Bilietus gaus tas, kieno dingsti svarbiausia. Verslo plėtra fermai. Galimybės patekti į stebuklingų žaibų atranką. Pinigai močiutės klubui. Svajonės įgyvendinimas. O Dieve, visos šios priežastys svarios, ar ne?
Nieko sau. Mirštu iš alkio, nežinau kaip jūsų, aš negaliu priimti sprendimo tuščiu skrandžiu. Pamastysiu apie tai pietaudama ir jums pranešiu, gerai? Gerai? Gerai. Kam ruošiesi atiduoti bilietą? Nežinau, Spaikai, tikrai negaliu mąstyti alkana. Tai kur valgysim? Šikšnosparniai, mano snukio šikšnosparniai. Gelbėkit. Luktelkit čia, ne. Bilietai didžiąją jujikų šventę. Ši šventė nuostabiausia, puikiausia, nepakartojama, geriausia, didžiausia visoje Ekvestrijoje. Kaip aš troškau ten patekti. Didžioji jujikų šventė geriausia pramoga man. Didžioji jujikų šventė geriausia pramoga man. Valio. Tai geriausia pramoga man rožiukai. Su girliandom, lemputėm, vėjo malūnėliai, žaislais, su skanėstais, saldžiais kubeliais, lasdelėm, ledais ir limonadu. Ir galėsiu sužaisti mėgstamiausią žaidimą Prisek poniai uodegą. Didžioji jujikų šventė geriausia pramoga man. Didžioji jujikų šventė geriausia pramoga man. Nes tai nuostabiausia, pritrenkiamiausia šventė visoje galaktikoje. Ačiū, kibirkštėlė, tai nuostabiausia dovana pasaulyje. Šiaip tai... Nieko sau, čia tikrai jie? Taip, kibirkštėlė ima mane į didžiąją jujikų šventę Kanterlote. Šventė kasmet, kurio ansamblių šventė, bet nė karto neteko dalyvauti. Ak, visuomenė, kultūra, prabanga, štai kur man vieta ir ten man lemta sutikti jį. Jį? Ką? Jį? Vaikščiočiau šventį ir visi klaustų, kas ta paslaptinga kumelė? Niekas tikrai nesuprastų, kad aš paprastas ponis iš seno mažo ponivilio. Būčiau tokia sensacija, kad pati princesė Celestė suteiktų man audienciją. O princesė būtų taip sužavėta mano manierom ir elegancija, kad supažindintų mane su juo. Su jo sūnėnu, gražiausiu ir trokštamiausiu Kanterloto vienaragiu. Mūsų žvilgsniai susitiktų, širdis apsaltų, mūsų romanas būtų puikus. Jis paprašytų mano kanopos ir aš be abejo pasakyčiau taip, surengtume vestuves pritinkančias princesiai, kurią tapčiau ištekėjus už jos savo svajonių eržilo. Kibirkštėlė, negaliu patikėti, kad kviesi rožiukę, kad ji linksmintųsi ir sutrukdytų man sutikti mano tikrą meilę. Kaip tu gali? Ei! Angelai, nuostabu. Merginos, dar nenusprendžiau, kam atiduoti antrą bilietą. Nenusprendei? Atsiprašau, kibirkštėlė, tiesiog norėjau paklausti, jei tu ne prieš, jei netiduosi kam kitam. Tu nori eiti į šventę? Ne, na, taip. Kaip ir. Ne dėl didžiosios jujikų šventės, o dėl nuostabaus privataus sodo supančio puotą. Ten gražiausios ir kvapniausios Ekvestrijos gėlės. Tik šventės vakarą jos viso žydės. Ir čia tik flora. Ką jau pasakoti apie fauną? Ten yra narų, tukanų, baublių, kolibrių ir grifų, tikrų zvimbenčių, mėlynų kėkštų, raudonų kėkštų, žalių, rožinių kėkštų ir rožinių flamingų. Nieko savo, jautruolė, skamba gražiai. Luktelk. Vaivorykšte, sakėjai mane? Ne, taip, tai yra gal nesvarbu. Negalėjau leisti, kad tokie geruoliai kaip tu atiduotų bilietą pirmam pasitaikiusiam. Luktelkit. O belužė, ir tu sakei mane? Nenorėjau įsitikinti, kad ji nesimt nešvaraus darbelio. Vis dar bandai atimti mano bilietą. Tavo bilietą. Bet kibirkštėlė vesis mane. Mane. Tylos.
Ir tada sakau, vyšnių košė, gal pakvaišot? Be reikalo ginčėties. Bet kibirkštėlė, spręst man ir nuspręsiu pati. O dėl tokio triukšmo aiškiai mąstyti negaliu, ką jau kalbėti apie alkį. Skirstykitės. Gerai. Nesijaudinkit, susitvarkysiu. Kaip nors. Spaikai, ką man daryt? 5 mano draugės turi svarių dingsčių dalyvauti šventėj. Obelūžė ar vaivorykštė, rožiukė ar jautruolė, retenybė. Tai ką man pasiimti? Ar jau nutarėt? Negaliu nuspręsti. Kibirkštėlė, jis tik laukia užsakymo. Man sumuštinio su narcizais ir saulutėm. Ar turit rubinų? Ne. Tuomet šienų grūždžių, traškių. Ką man spaikai? Manau, reikėtų eiti į kitą restoraną. Man patinka žolė, bet negi taip sunku pasiūlyti brangakmenių. Turiu galvoje šventį ir bilietą, ką turėčiau pasiimti. Tu vis dar apie tai, Spaikai, paklausyk. Kaip man įsirinkti, kai išsirinksiu kitos 4 ant manęs užpyks. Galėčiau atsisakyti savo bilietų ar atiduoti abu, bet vis tiek nuvilsiu 3 ponius. Jūsų užsakymas. Ačiū, atrodo puikiai. Aš tikra, kad pavalgius nuspręsti bus lengviau. O nevalgysit lietuje? Nelyja, kas čia dedas? Labas, geriausia draugė, mėgauja saulėtų orų. Vaivorykšte, ką darai? Kaip tai, pamačiau, kad protingiausias ir dosniausias ponis gali permirkti, nusprendžiau pragręsti skylutę debesyse ir leisti jam sausai papietauti. Štai ir viskas. Vaivorykšte, juk nebandai gauti papildomą bilietą, suteikdama ypatingų paslaugų. Aš? Aišku, kad ne. Ar ne? Rimtai, padaryčiau tai dėl bet kurio ponių. Vaivorykšte, man nepatogu priimti neprašytas paslaugas. Taigi būk miela, tuoj pat uždaryk lietaus debesį. Na gerai. Štai taip. Kibirkštėlė lyja. Ar ne? Eime su manim, kol neperšalai. Oi, atsiprašau. Nieko, viskas gerai. Juk mes geriausios draugės, ar ne? Ir žinai, ką daro geriausi draugai? Na, puošiasi? Retenybė. Tikrai nereikia. Ačiū, bet per daug suveržiai. Štai tikrai gražuoliukė. Taip, tikrai gražu. Dabar tu, Spaikai. Turiu puikų apdarą stilingam džentelmenui. Ei! Ai! Atsargiai! O, Spaikai. Trūksta tik skrybėlės. Juk sakiau, kad man nereikia tų mergaitiškų nesąmonių iki pasimatymų bibliotekoje. Jeigu eina, viskas tau. Kaip pritrenkiamai atrodysi didžiojo jojikų šventėj. Luktelk. O Dieve. Koks sutapimas. Ir aš turiu tokį pat kostiumą. Būsim vakarų karalienės. Visi trokš mūsų dėmesio ir negalės atitraukti nuo mūsų akių. Ir pagaliau visi supras, kad gražiausias, talentingiausias, rafinuočiausias eksvestrijos ponis vienaragė retenybė. Ir be abejo, kibirkštėlė. Suprantu, ką sumastei. Pataikauji man, kad gautum antrą bilietą. Nieko nebus. Tau teks sulaukti mano sprendimų, kaip ir visom kitom. Na, atsiprašau, visą dieną negaliu pietauti. Kažkas paminėjo pietus? Gal juokauji? Obuolių pyragas, obuolių bandelės, obuolių pyragėlė, obuolių spurgos, obuolių traškučiai, obuolių pudingas ir obuolių tortas. Puikus desertas, ką pasakysi geriausia draugė. Taip?
Ne. Nežinau, kam duosiu bilietą ir visos šios paslaugos nepadeda man nuspręsti. Šiaip tai dabar abejoju dar labiau nei ryte. Vadinasi, gal? Tikrai nemaniau, kad krūva dovanų gali tai perzinti. Jautruolė, ir tu ten pat? Labas, kibirkštėlė. Tikiuosi, tu nieko prieš, kad nusprendėm pavasario progą sutvarkyti tavo namus. Dabar vasara. Geriau vėliau nei niekad. Čia Angelo mintis. Juk tvarkais ne dėl bilieto, ar ne? Ne. Tvarkausi dėl to, kad tu mano geriausia draugė. Ar ne, Angelai? Taip, stengiamės dėl bilieto. Ne. Labai ačiū jums su Angelu, bet nepriimu paslaugų, kol galutinai nenuspręsiu. Taigi paprašysiu jūsų išeiti. Staigmena. Kibirkštėlė mano geriausia draugė. Valio. Rožiukė. Ji gražiausias, protingiausias, geriausias ponis. Rožiukė. Aš tikra, kad jei surengčiau linksmutėlį vakarėlį. Rožiukė. Jie atiduotų antrą bilietą į šventę man. Klausau, kibirkštėlė. Kiti poniai bent jau bandė nuslėpti, kad nori bilieto. Ką? Koks bilietas? Kokia šventė? Nežinojot, kibirkštėlė turi bilietą į didžiąją jojikų šventę. Didžiojo jojikų šventė, gal tau padėt sode? Turiu visą vežimą morkų. Nudažysiu tau namelį, pakeisiu grindis. Ką darysim? Bėgsim. Kur ji dingo? Kas nutiko? Kur ji dingo? Kitą kartą perspėk. Nemaniau, kad pavyks. Paskubėk, užrakink duris. Fu. Negaliu nuspręsti, tiesiog negaliu. Jums visoms tai svarbu ir nenoriu jūsų nuvilti. Dovanos ir paslaugos nieko nepakeis, nes jūs visos mano draugės ir noriu visas jūs nudžiuginti, bet negaliu. Kibirkštėlė, nenorėjau taip tave spausti. Jei tai padės, nebenoriu to bilieto. Atiduok jį kitam poniui. Tikrai nepyksiu. Ir aš apgailestauju, kad priverčiau tave liūdėti. Ir aš. Liūdinti draugus visai nesmagu. Kibirkštėlė, nesąžiningai bandžiau tave įtikinti. Valio! Vadinas bilietas mano, gavau bilietuką. Vis tiek dar neištobulinau judesių, stebuklingųjų žaibų parodai ir man nereikia bilietų. Buvom tokios laimingos dėl šventės, kad nepastebėjom, kokią nelaimingą padarėm tave. Atleis mums, kibirkštėlė. Spaikai, rašyk. Mieloji princesė Celeste, supratau, kad vienas iš draugystės džiaugsmų tai galimybė dalinti su draugais. Bet kai negali pasidalinti su visais, turėti daugiau už draugus gali būti labai nemalonu. Taigi, nors esu labai dėkinga už kvietimą, grąžinu abu bilietus į didžiąją jojikų šventę. Ką? Jei visi mano draugai negali eiti, tai aš nenoriu. Kibirkštėlė, neprivalai atsisakyti. Ne, nusprendžiau, Spaikai, siųsk laišką. Dabar ir tu nepabuvosi šventėj. Viskas gerai. Vis tiek man nebūtų smagu be geriausių draugių, taigi geriau liksiu. Po šimts kanopų, Spaikai, būk vyras, valdyk emocijas. Laiškas nuo princesės, taip greit? Mano ištikima mokinė kibirkštėlė, ko iškart nesakei? 6 bilietai į didžiąją jojikų šventę.
Dabar eisim visos. Leis mums pavaišinti tave pietumis. Puikus atsiprašymas. Eime atšvęsti, statau keksiukus. Kodėl gaubė bilietą į šventę? Ir bilietas. Tau, Spaikai. Tai yra koks siaubas. Teks eiti ir man? Išvertė Vitalija Košeleva, įgarsino Laima Štrimaitytė, garso režisierius Vitalijus Ivanovas, išversta ir įgarsinta SDI.